Kaip matote, šiandien laidoje vieši Valdas ir mes kartu su juo esame pakeliui į žvejybą. Netoks jau ankstyvas rytas šiuo metu. Mano mašinos bagažinėje guli pora spinningų ir mes esam tvirtai sau davę pažadą nebelipti šiemet ant ledo. Ir kągi, traukiame po truputėlį link vieno nedidelio Dzūkijos upelio, kur planuojame atidaryti upėtakių žvejybos sezoną. Prieš šią žvejybą turiu du tikslus. Be abejo, pirmasis iš jų būtų atidaryti pavasarinę šio pavasario upėtakių įskaitą. Valdas Saviškė, žinau, jau atsidaręs. Na, antrasis, be abejo, norisi išbandyti naujuosius Marijos voblerius, kuriuos pristatinėjome prieš keletą laidų. Būtent tikrame vandenyje, panardinti į tikrą upelį, ne į baseiną, kaip darėme su Valdu anksčiau, ir pagauti ant jų pirmąjį gražų pavasarinį margutį. Viskas su jais gerai, Emilė, aš jau juos išbandžiau. Kągi, Valdas patikino, kad su Marija vobleriais viskas gerai, taigi negaištam laiko, važiuojam prie upės ir bandysime pagauti pirmąjį gražų margąjį upėtakį. Pakeliui link perspektyvesnių vietų pravartu sustot šiek tiek, atkreipdėmėsi į vandens spalvą, pakeist keletą voblerių, pasižiūrėti, kas būtent prie tokio vandens geriau matosi visų pirma pačiam ir, tikėsimės upėtakiui. Šiandien žvejojame vidutinio dydžio upėje ir gal net sakyčiau šiek tiek mažesnė negu vidutinio dydžio, imant pagal upėtakius. Ir šiandien mūsų tikslas būtent yra margasis upėtakis ir iš tikrųjų šitos žuvies yra pakankamai nemažai ir jos sutinkamos daugumoje būtent štai tokio dydžio ir didesnėse upėse tiek Dzūkijoje, Aukštaitijoje, Žemaitijoje. Praėjusiais metais su Gintaru gaudėme juos viena Žemaitijos upių. Na, o šiandien esame jau kitoje Lietuvos dalyje. Be abejo, upės pavadinimo neišduosime ir kiekvienas upėtakininkas žino, kad, nereikia sakyti, kur gaudai. Kiekvienas turi savo upelį susirasti pats. Jei tęs kalba apie patį margį, kaip dažnai vadinami upėtakiai, tai jie jau yra gana seniai išneršę. Upėtakiai neršia spalio gruodžio mėnesiais ir dabar yra pakilę į štai tokių upelių aukštupius. Kol kas dar jau didesnė masė yra būtent aukštupiuose ir šylant vandeniui, pavasariui įsibėgėjant, jie leisis žemyn ir pasiskirstys po visą upės plotą. Priėjome tikrai gan perspektyvią vietą. Štai guli senas medis, tai yra puikiai upėtakių slėptuvė. Aš visą laiką pradedu apgaudyti vietą nuo tolimesnio kranto, paskui perinu prie artimesnio. Apgaudėme iš šitos pusės, dabar eisim iš kitos. Niekada nereikia užeiti į priekį prieš tą medį, nes jūs paprasčiausiai atsidursite upėtakio apžvalgos zonoje. Tokiu metų laiku ankstyvo pavasarį aš nedarau, ta prasme, tų kelių metimų, nes, kaip sakoma, upėtakis yra pirmo metimo žuvis, iš tikrųjų taip nėra. Aš tikrai padarau kokį
10-15 metimų, nes tikrai tokį metų laikų, nes jis dar yra pavargęs, neaktyviai maitinasi, neskuba griebti woblerio. Jam reikia, ta prasme, biškį jį paerzinti, kelis kart pravesti per jo apžvalgos zoną. Ir jeigu jis ten yra, dažniausiai jisai ima. Kągi, žvejyba panašu, kad klojasi nelengvai, tačiau iš tikrųjų to reikėjo tikėtis. Nors balandžio vidurys, bet kaip matot patys, kiek aplinkui sniego, vandens temperatūra vis dar labai žema. Panašu, kad dar varlės nejuda ir upėtakiai taipogi vangus šiandien. Ir mes su Valdu daug judame, norėdami juos iškrapštyti iš slėptuvių. Tačiau kol kas tai padaryti sekasi sunkiai. Vis dėlto, kas yra malonu šiandien, maloniai stebina, tai yra Marija vobleriai. Man neteko jų iki šiol mirkyti realiam upelį ir šiandien yra pirmasis kartas, kai tai darau ir iš tikrųjų esu nustebintas būtent minau tipo penketukų universalumu. Atitinkamai dirbant su meškerykočio viršūnėlė ir ją kilnojant, labai universalus į šio woblerio yra gaudymo gylis ir nuleidus viršūnėlę, būtent štai šitoje vietoje, kur pagrindinė srovė yra kažkur apie metrą ir palenkus viršūnėlę žemyn galima iščiupinėti duobės visas giliausias vietas, tačiau prisitraukus apie 3 metrų nuo manęs yra pakėlimas. Pakėlus meškerykočio viršūnę į viršų, jis labai smagiai kyla wobleris į viršų ir nesikabindamas už dugno parkeliauja iki manęs. Tai reiškia, kad iš tikrųjų su juo bus galima labai smagiai gaudyti ir vėliau pavasarį, kai upėtakiai bus ne tik duobėse, tačiau pakils ir į sraunumas ir į seklesnės vietas. Na va, štai praėjom tokią duobelę ir štai prasidėjo sraunuma. Kelmas guli, suversti kelmai. Tokia vieta yra daugiau perspektyvi vėlyvą pavasarį, vasarą, nes jiem kol kas dar po neršto yra per sraunu čia stovėti ir eikvoti daug jėgos. Na va, kojas jau pradeda smigti į sniegą, šyla pamažu. Ir labai tikimės su Valdu, kad būtent kažkur neužilgo ir prasidės tas suakvėjęs žuvies. Na štai, pirmas upėtakis. Jo, aukštas krantas, nežinau, reiks bandyti kelt. Paėmė ant Marijos. Atsargiai išeidinėjo jis kelis sykius, atakavo, ta prasme, bet šiek tiek jam jo zonoje biškai pristabdžiau woblerį ir kartu paėmė. Keliauk atgal. Nu ką, yra. Žvejam toliau.
Oi, gražus. Aha. Va čia va. Vis. Dėl tokios, net jeigu ir neištrauksiu, verta buvo eiti šitie kelio. Pažiūrėk koksai. Oi, čia ne upėtakis, čia šlakis gali būti. Širdis kulnuose, bičiuliai. Va, žiūrėk, kyla dabar, va. Dar nepavyks sugriebti. Na ką, bičiuliai, tikrai matėt, buvo puikiai kova, šiek tiek atsigavau, iš tikrųjų nerealios emocijos ir tikrai labai smagu buvo. Labai daug nuėjom šiandien su Valdu ir tikrai jau saulė sukasi link vakarų. Ir kol sulaukiau pirmojo tokio rimto kibimo ir kaip matėt, pirma rimta žuvis buvo ištraukta šiandien. Ir norėčiau, aišku, pakomentuoti tiek vietą, tiek voblerį, ant kurio užkibo, tai vobleriukas iš tikrųjų labai nedidelis ir būtent šlakį, kaip matėte, užkibo iš tikrųjų šlakis, gana nemažas, daugiau negu poros kilogramų šiaip iš akies. Taigi ant Marijos natūralaus spalvinamo juoda nugarytė, baltas blizgus pilvukas, 50 mm suspending tipo ir giliau neriančio vobleriuko. Tikrai šiandien daug jais gaudėm. Tačiau vat, būtent šį voblerį užsidėjau tik prieš ateidamas į šią vietą. Kažkaip ir visokie tie bronziniai atspalviai buvo, oranžiniai, ryškesni pilvai. Ir kažkaip nieko. Na ir tikrai pagalvojau, kad kodėlgi nenatūralų. Iš tikrųjų, vandens, nors skaidrumas rodo, kad norėtųsi gal ryškesnio. Tačiau jau ryškesni buvo išbandyti ir štai ant natūralaus spalvinimo woblerio iš tikrųjų vieta, na, nereali. Jeigu ne tas šlakys, tai čia tikrai turėjo tupėti stambus upėtakis. Na, kaip matėt, bičiuliai, šlakis keliavo atgal ir, aišku, noriu priminti, kad šlakių žvejyba yra licenzinė žūklės objektas. Aišku, šiandien jie nebuvo mūsų tikslas ir taip aukštai šiame upelėje jų sutikti nesitikėjome, taigi jokios licenzijos įsigiję neturime. Bet kokiu atveju šlakis keliavo atgal, taisyklėms nebuvo nusižengta, tačiau jeigu gaudysit šlakį, norite jį pagauti ir su tikslu šlakio važiuojate į žvejybą, be abejo būtina įsigyti licenciją. Na va, prisėdom pailsėti ir noriu iškart Valdą šiek tiek pakamantinėti apie spalvų pasirinkimą, būtent voblerių spalvų pasirinkimą, esant skirtingam vandeniui. Valdai, ką tu rekomenduotum? Šiandien vanduo vidutinio skaidrumo, netgi skaičiau labiau neskaidrus, ne, negu skaidrus ir toks smėlėtas dugnas. Kokios spalvas tu pirmiausia rekomenduotus rinktis žvejam? Jeigu žvejojame, daleiskim iš ryto, tai aš imčiau taip vadinamus klono spalvinimus, pinkų, o įdienojus jau kai šyla, tai prasme labai gerai vandenyje atrodo, štai matiniai vobleriai, jie
turi didesnį optinį vaizdą. Vat dabar pas mane tik tai kaba su morkiniu pilvu, o geltonas su morkiniu pilvu. Taip pat labai gerai kelia upėtakius. Žinoma, jisai neatsisako ir mailiuko to pačio. Tikrai, melsvos nugarytės, o matau, turi... Dabar man, pavyzdžiui, kai saulė taip ryškiai plieskė būtent iš viršaus jau į vandenį, nesinori tų labai tokių... Holograminių jo, aš irgi blizgančių. Taip nelabai mėgstu, iš tikrųjų, mėgstu daugiau tokius matinius, žinai, dažytus. Būtų apsiniaukus diena, ar ne? Jo, jeigu apsiniaukus... Reikia tada blizgesnio. Tada reikia blizgesnio, kad jisai vis tiek greičiau, ta prasme, sureaguotų ir pamatytų voblerį. Vis tiek šiek tiek aptirpus vandenį, būtent jau balandžio gale, tikriausiai gegužės pradžiai bus ištirpę visiškai, vanduo nuskaidrėja. Kokias tada spalvas rekomenduotum? Vanduo nuskaidrėja taip pat, rudi, matiniai tokie, o štai turi samaninį tokį, mano vieni iš mėgstamiausių samaninių, žinoma, kas be ko upėtakio imitacijos, tai vaivorykštinio. Ir čia dėžutė taipogi yra... Ir vakare vis tiek, žinok, jeigu taip, tai aš vakare visą laiką dėdu klauną, jau da prieš temstant. Žodžiu, esant prastesniam apšvietimui, visgi ryškesnės spalvos. Taip. Nu, galima sakyti tokios kaip ir logiškos išvados. Vis tiek ir upėtakis, plėšri žuvis, kaip ir bet kokią kitą plėšrę žuvį gaudant, panašios, kaip sakant, tendencijos galioja. Dar vienas klausimas apie voblerių formas. Kaip mato, čia pas mus dėžutėse yra dviejų formų vobleriai. Vieni yra šia tipo, kiti minau ir kokios skirtingos upės vietos sąlygoja būtent šių skirtingų voblerių pasirinkimą tavo galva? Šiaip dėl vietų tai jokio skirtumo, iš tikrųjų reikia greitai susiorientuoti, kokio darbo jisai nori. Ar agresyvaus, būtent kada jisai dėlėtas, tai šadai turėtų labiau suveikti, nes jie agresyvus, matai, biškai išjudina jį. Kūnelis šado, pabrėšiu dar, galbūt nežinantiems žiūrovams, jis toks yra labiau suspaustas, šiek tiek platesnis. Kranko tipo. Dar ne krankas, bet jau į tą pusę, kaip sakant, puskrankis. Ir darbas be abejo agresyvesnis. Minau tipo vobleriai jau yra mažiau agresyvūs, ar ne? Nors, kaip ir šitą prasme, nelabai dar upėtakiai tokie atkutę įmano, bet vis tiek, ir praeitą žvejybą ėmė man geriau minau tipo voblerį, bet būtent giluminį, nesekluminį, giluminį, nes vis tiek jie prisispaudė prie dugno, aplipę dėlėm, bet kažkodėl jam šitą formą šitame upelyje iš tikrųjų labai imponuoja. Galų gale prieinam išvados, kad žvejui svarbiausia yra eksperimentuoti, tol kol atrasite savo spalvą ir savo voblerio formą. Ir Marija siūlo daugybę tiek spalvų, tiek ir porą skirtingų formų. Be abejo, yra visiški krankai, tačiau kažkaip upėtakiam mes juos rečiau naudojam, daugiau šapalam ir apie juos, manau, kalbėsime kitose mūsų laidose. Pažiūrėsim, gal Marija mums pagamins dar kokių įdomių spalvų. Bus matyt. Kągi, baigiam gerti arbatą ir judėsim toliau. Mano nuomonė pasitvirtino, iš tikrųjų. Iš ryto tikrai buvo gan nemažas minusas, šalo žiedai, į vakarą jau tikrai, kai šilo stipriai, ir suaktyvėjimas. Vėl ant tos pačios samaninės mano Marijos su oranžiniu pilvu. Tikrai puikus kibus vobleris. Nieko per daug neeksperimentuodamas šiandien, tikėdamas juo. Prašau. Rezultatas. Na ką, šita puikiai mergaitė keliauja atgal. Aišku, taip mėtyti negražu, bet skardis kur.
Na ką, diena artėja prie pabaigos, mes keliaujam link mašinos ir pats laikas rezumuoti šios dienos žūklę. Valdai, aišku, klausimas tau, ką tu galėtum pasakyti apie šiandien dieną. Kaip ir galvojame, upėtakiai iš tikrųjų pradėjo kibti tik tai po pietų. Vat, jie dar, kaip bebūtų, gyvena žiemos režimu. Iš tikrųjų, vietos šiandien, kur turėjome kibimų, visos tokios suspaustos, ta prasme, siauros upelių dalys, kur jom iš tikrųjų turbūt ten ir nėra tokios rovės ir, ta prasme, jos ilsisi dar ir maistų lengviau pasigauti. Na, aš savo ruoštų džiaugiuosi, kad mums pavyko įgyvendinti abu šios dienos tikslus. Upėtakių pagavome ir pamirkėme Marijos voblerius tikrame upelyje. Kaip atsimenate, bandėme juos baseinę ir šiandien įsitikinome, kad jie gali prižadinti vis dar užsimiegojusi ir labai neaktyvų upėtakį. Ir tikrai, bičiuliai, galime drąsiai rekomenduoti. Šie vobleriai kibus, kaip matėte, ne tik upėtakiai, bet ir gražuolis šlakis susiviliojo. Na, o šiandien tiek. Mes keliaujame link mašinos. Kaip žinot, apitakiaujant tenka sukarti ne 1 ir ne 2 kilometrus, taigi kelias mūsų dar laukia tolimas. O jums sakome iki susitikimo kitą savaitgalį tuo pačiu metu. Iki. Viso geriausio.